Barako kambarį pirmam Alytuj. Tos stebėjimo kameros pritaisytos yra. Į vidų pasižiūrėsim. Čia tvarkinga. Palyginti su kitais bendrabučiais, tai čia yra toks meno kūrinių bendrabutis. Meno kūriniai čia visokie. Ant sienų, paveikslai, išdažytos sienos. Taip. Čia va ilgas koridorius. Viena pusė į kitą. Parodysiu jums patalpas. Taip. Šita skalbimo mašina priklauso. Čia va yra dušas vonia bendra. Tualetas. Virtuvė. Vaizdas super pro langą. Alytus. Kambarys. Galima ateiti ir gyventi, kaip sakant. Čia va kolegija Alytaus. Ten kačių prieglauda. Šiukšlės iš karto ten, ne? Tvarkingas šitas bendrabutis, ne taip kaip kitur. Vienas tvarkingiausių turbūt. Užuolaidas galit pasikeisti, va. Užuolaidos. Nepatinka šitos, gal patiks šitos. Taip, dar kambarį visą parodau, va. Kėdėkas čia. Spintelės, va. Geros. Lygintuvas yra. Su viskuo, su visais technikom visom. Mikrobangiai, šaldytuvas. Čia rakinama tokia. Tai va, iš spintos pertvara padaryta. Rūbams kabinti. Norite apžiūrėti? Pirkti? Skambinkit man arba rašykit žinutę, duosiu savininko numerį. Su juo ir tarsitės. Aš reklamuoju. Tai va. Telefono numeris mano profilį paspaudus, matosi ragelis raudonas. Paspaudžiat ir galit skambinti arba siųsti žinutę. Atsiųsiu jums savininko numerį ir tada jūs su juo kontaktuosit. Pirmiausiai pabendrauti su manim turit. Tada išsiaiškinsiu kas kaip ir perduodu numerį. Tai va. Antras aukštas. Kaip sakant, vienas geresnių bendrabučių. Kitose aukštuose, tarp kitko, trečias aukštas jau iškart uždarytas, ten studentams priklauso, durys užrakintos, čionais net nevyksta vaikščiojimas. Čia tik tais tas aukštas ir tėra, va tiek žmonių, žiūrėkit. Ir viskas. Matot, kiek yra dėžučių. Ir daugiau nėra šitoje vietoje, šitoje laiptiniai gyventojų, tik tiek. Tai yra ramybė.
Aptarnauja butų ūkis. Butų ūkis. Skambinkit, telefono numeris yra profilyje, raudoną ragelį paspaudus. Va, koks vaizdas išėjus, va. Prie Nemuno galit nueiti. Ten va yra tas parkas prie kolegijos viską. Tai va toks bendrabutis. Ką domina, tai skambinkit, duosiu savininko numerį. Iki.